Labas rytas, maloniai ramybė jums. Ir šiandieną mes tęsame pamokslų ciklą iš Dievo žodžio pavadinimu Netyčinis fariziejus žvilgsnis iš arčiau į fariziejizmo pavojų šiandieniniai bažnyčiai. Ir šiandieną mes kalbėsime apie nuteisinimą. Bet prieš tai padarykime praeito mūsų susitikimo trumpą apžvalgą. Pirmame laiške Korintiečiams, 4 skyriuje, 3 eilutėje, mes skaitėme tokius žodžius, kuriuos Paulius pasakė kalbėdamas apie save, apie tai, kaip jis save vertina. Ir jis sako, man mažai rūpi, iš tikrųjų, ką žmonės apie mane kalba. Jis sako, man ne tik tai mažai rūpi, ką žmonės apie mane sako, nei aš pats savęs neteisiu. Kitais žodžiais, man net nerūpi, ką aš apie save galvoju. Taigi, kalbėdamas apie biblinį požiūrį į žmogų, apie žmogaus savivertę, Paulius pabrėžia, kad visa ko esmė tai nustoti galvoti apie save ir pradėti mėgautis Dievo siūloma savęs užmiršimo laisvę. Nustoti galvoti apie save ir pradėti mėgautis Dievo dovaną. Kad ta dovana yra ta, kad mes galėtumėm užmiršti save. Ir aišku, Paulius sako, norint patirti savęs užmiršimo dovaną, mums reikia išgirsti pirmiausia ne tai, ką žmonės sako apie mane, ne tai, ką aš galvoju apie save, bet tai, ką Dievas mano apie mane. Taigi jo nuomonė svarbiausias dalykas, kurį kiekvienas žmogus turi, kiekvienas tikintis žmogus, kiekvienas žmogus ateinantis pas Dievą ir gyvenantis su Dievu turi išgirsti, tai Dievo verdiktą to paties žmogaus atžvilgiu. Taigi, pirmame laiške Korintiečiams, 4 skyriuje, 4 eilutėje, ir mes galime atsiversti, bet jeigu jūs norite, jūs tiesiog galite žiūrėti ekranuose ir matysit ne pilnus tekstus, bet visas nuorodas ir svarbiausias mintis. Pirmame laiške Korintiečiams, 4 skyriuje, 4 eilutėje, apaštalas Paulius sako toliau, nors nesijaučiu kaltas, bet dėl to dar nesu nuteisintas. Taigi jis kalba apie savo sąžinę. Ir sako, aš kaip žmogus savo sąžiniai nesijaučiu kaltas. Mano sąžinė yra rami. Bet tai nereiškia, kad aš toks esu Dievo akivaizdoj. Tai nereiškia, kad aš esu nekaltas Dievo akivaizdoj. Mat tikrasis savęs vertinimas nepriklauso nuo mano nuomonės. Tikrasis savęs vertinimas net nepriklauso nuo kitų nuomonės apie mane. Tikrasis savęs vertinimas nepriklauso net nuo to, ką mano sąžinė man kužda. Bet tikrasis savęs vertinimas priklauso nuo to, ką Dievas mano apie mane. Taigi, kelias į tikrąją laisvę, kelias į savęs užmiršimo laisvę pirmiausia eina per tai, ką Dievas galvoja ir mano apie mane. O dabar atsiverskime 2 laišką Korintiečiams, 5 skyrių, 20 eilutę, kur Biblija moko, kad kelias į nuteisinimą eina per susitaikymą su Dievu. 2 laiškas Korintiečiams, 5 skyrius, 20 eilutė. Paskaitykime. Taigi, Kristaus vietoje einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu maldaujame, susitaikykite su Dievu. Taigi, biblinis kelias į nuteisinimą
į išteisimą, į nekaltumą Dievo akivaizdoje eina per susitaikymą. Ir aišku, kaip ir kalbėjom praeitą kartą, yra du susitaikymai. Yra vienas susitaikymas su Dievu ir kitas susitaikymas pačiam su savimi. Bet kuris iš jų yra svarbiausias? Kuris iš jų yra pirmas? Kai nuodėmė atėjo šį pasaulį, ji palietė arba sugriovė keturis žmogaus santykių lygmenis. Taigi, kai nuodėmė atėjo šį pasaulį, ji sugriovė žmogaus santykius su Dievu. Taip pat jis sugriovė žmogaus santykius pačiam su savimi. Ne? Mūsų kūnas tapo kaip ir mūsų priešas. Taip pat atėjusio nuodėmė sugriovė žmogaus santykius su kitais žmonėmis. Ir apie tai puikiai mes galime skaityti pradžios knygos 3 skyriuje. Ten yra viskas. Ir galiausiai atėjusi nuodėmė sugriovė žmogaus santykius su aplinka, su gamta. Taigi keturi lygmenis, santykių lygmenis, kuriuos nuodėmė pažeidė arba net sugriovė. Taigi ir pasak Pauliaus, susitaikymas su savimi negarantuoja automatiškai, kad aš susitaikysiu su kitais trim. Tai, kad mano sąžinė švari, tai, kad aš esu susitaikęs su savimi, tai, kad aš esu pozityvus, tai, kad aš geros esu nuomonės apie save, tai, kad aš kažko nepadariau, tai, kad aš nesu kažkoks blogas nusidėjėlis žmogus, tai negarantuoja susitaikymo su Dievu, susitaikymo su kitais žmonėmis ar susitaikymo su aplinka. Čia panašiai, kaip ir kalbant apie mūsų širdies transformaciją arba keitimąsi, galioja tas pats principas. Nerašytas principas, bet labai svarbus principas. Tikrasis keitimasis žmogaus širdyje vyksta tada, kada mes keičiamės iš vidaus į išorę. Tikrasis keitimasis vyksta, kada pradeda keistis mūsų širdis. Kada keičiasi mūsų širdis, keičiasi viskas. Bet aišku, yra ir įmanomas kitas kelias. Bandyti keisti save iš išorės, tikint, kad galbūt pasikeis ir vidus. Ir mes matom du labai svarbius komponentus. Ir iš tikrųjų vieną tik tai teisingą kelią. Jeigu mes bandysime save keisti iš išorės, tikėdamėsi, kad mūsų širdis pasikeis, aš galiu jums palinkėti sėkmės. Tai yra kelias į niekur, tai yra kelias iš esmės apgaulės kelias, iliuzijos kelias. Jis galbūt yra lengvesnis kelias, bet iš esmės nieko neišsprendžia. Tačiau Dievas sako, kad tikrasis keitimasis vyksta tada, kada mes keičiamės iš vidaus, kada keičiasi mūsų širdis. Tad aišku, mes galime susitaikyti su savimi, mes galime susitaikyti su kitais, mes galim susitaikyti net su delfinais jūroje, bet tai negarantuos, kad mes esam susitaikę su Dievu. Tačiau paradoksas, kai mes susitaikome su Dievu, kai mes susitaikome su Dievu, įvyksta kažkas magiško. Susitaikymas su Dievu sustato viską į savo vietas. Nes negalima mylėti Dievo ir nemylėti savęs. Negalima mylėti Dievo ir nemylėti savo artimo. Negalima mylėti Dievo ir nepuoselėti jo kūrinijos. Taigi Paulius sako, kelias į tikrąjį pasikeitimą, kelias į nuteisinimą, kelias į teisumą, nekaltumą Dievo akyse eina per susitaikymą su juo. Ir iš susitaikymo su Dievu išplaukia visa kita. Taigi, susitaikymas su Dievu reiškia, kad svarbiausia
yra Dievo nuomonė, jo verdiktas jūsų atžvilgiu. Ir aš noriu jūsų paklausti, ar jūs dažnai galvojate, ką Dievas mano apie jūs? Ar jūs dažnai galvojate, ką Dievas mano apie jūs? Vyksta procesas, mes galvojam. Klausimas apie ką? Aišku, yra įvairiausių priežasčių, dėl ko mes galime galvoti apie Dievo nuomonę apie mus ir negalvoti. Nes vieniem ta nuomonė gali būti labai bloga. Ir stengiantis gyventi pozityvų gyvenimą, nes šiame gyvenime ir taip jau to daug negatyvo, mes tiesiog galime uždaryti duris ir galvoti gerai, aš negalvosiu, kad Dievas galvoja apie mane, nes visa, ką jis galvoja, nieko ten gero nėra. Bet tai yra netiesa. Nes tai, ką Dievas galvoja apie mus, tai yra vadinama Biblijoje gerąją naujieną. Tai, ką Dievas mąsto apie jūs, Dievo verdiktas ir nuomonė jūsų atžvilgių Biblijoje yra vadinama gera naujiena. Evangelija. Džiugia žinia, kurią galime skelbti nuo kalnų visiems. Kokia yra ta žinia? Juk Dievas žino, kad mes esame prarasti, bet mes nesame beverčiai. Mes esame prarasti, bet nesam beverčiai. Jis siuntė savo sūnų Jėzų, mūsų vyriausi brolį, mus surasti ir parvesti namo pas tėvą. Kad žiūrėdami į tėvą mes pamatytumėm sekančius veiksmus ir išgirstumėm sekančius žodžius. Atsiverskite su manim gerai žinoma Luko 15 skyriuje dviejų sūnų, palaidūnų sūnų palyginimą. Luko Evangelija 15 skyrius. Ir skaitykime nuo 20 eilutės. Mes neskaitysime visos istorijos, bet jūs atsimenate, tėvas turėjo 2 sūnus. Ir vienas sūnus nusprendė tiesiog, kad jam atsibodo gyventi su tėvu. Ir jis nusprendė, kad nori gyventi savaip. Jis pasiėmė viską, išėjo, bet gyvenimas nėra paprastas. Ir iš tikrųjų, gyvenimas yra žiaurus. Bet gyvenimas yra ir geras, nes jis sustato viską į savo vietas. Mes galime sakyti, mes galime vaidinti, mes galime teikti įvairiausius dalykus, bet gyvenimas viską pastato į savo vietas. Taigi, neišimtis ir tas jaunėlis sūnus, ir skaitykime nuo 20 eilutės. Jis, jaunėlis sūnus, pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Ir atkreipkime dėmesį dabar tai, ką daro tėvas ir tai, ką sako tėvas. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo, tėve, nusidėjau dangui ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Tėve, pakalbėkim apie mano nuodėmes, tėve, pakalbėkim apie mano klaidas, tėve, pakalbėkim apie mano nevertumą. Bet tėvas įsakė tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį, užmaukite jam ant piršto žiedą ir apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite, puotaukime ir linksminkimės, juk šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado, ir jie pradėjo linksmintis. Ar verta galvoti apie Dievo nuomonę jūsų atžvilgiu? Ar verta galvoti apie tai, ką Dievas mano apie jūs? Noriu pasidalinti keletą minčių, kai kurias mes esam jau skaitę ir netgi diskutavę, bet kai kurių krikščionių autorių, kurie teigia kalbėdami apie tą gerąją naujieną.
Kas daro mus gražiais Dievui? Tai Jėzus. Jėzus daro mus gražiais Dievui. Krikščionybės esmė yra ta, kad Dievas nužengė į žemę Jėzaus asmenyje, mirė ant kryžiaus tam, kad rastų mane. Tai yra viskas dėl mūsų. Sekanti mintis. Evangelija nėra patarimas, ką mes turime daryti, kad pasiektumėm Dievą. Evangelijos žinia yra apie tai, ką dėl mūsų padarė Dievas, kad mus pasiektų. Matot akcentus? Girdit akcentus? Evangelija tai nėra tai, ką mes darom. Evangelija nėra tai, kad mes ieškom. Evangelija nėra prožektoriaus šviesa nukreipta į mus ir į mūsų pastangas, išaukštinančias mus. Evangelija yra tai, ką Dievas padarė, daro ir darys dėl mūsų. Dievo sūnus tapo žmogumi, kad įgalintų žmonės tapti Dievo sūnumis. Jėzus sako, aš neatėjau pasmerkti, aš neatėjau nuteisti, aš atėjau gelbėti to, kas buvo prarasta. Ir paskutinioji mintis. Kiekviena religija turi pranašą, kuris nukreipia žmonės į Dievą. Tačiau Jėzus yra vienintelis, kuris sako, aš esu Dievas ir aš atėjau čia tam, kad surasčiau tave. Ir aišku, po šitų žodžių mes tik tai galime paskaityti ir atsiversti laišką romiečiams, 8 skyrių, ir paskaityti pirmasias 3 eilutes, kur Paulius sako, taigi romiečiams laiškas, 8 skyrius, nuo 1 iki 3 eilutės. Kalbėdamas romiečiams laiške apie mus, apie mūsų širdžių kietumą, apie mūsų problemą ir apie tai, ką Dievas daro, Paulius tarsi sušunka, taigi dabar nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Taigi dabar nėra pasmerkimo. Visa ko esmė tai yra pasmerkimas. Pasmerkimas, kuris ateina iš Dievo. Ne nuodėmė mus smerkia. Ne Liuciferis mus smerkia, Dievas mus smerkia. Pražūtis tai yra Dievo pasmerkimas. Bet Paulius sako, kad nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Juk gyvybę teikiančios dvasios įstatymas Kristuje Jėzuje išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo. O ko įstatymas nepajėgė, nes buvo kūno nusilpnintas, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo sūnų nuodėmingo kūno pavidalu ir nuodėmę įveikti pasmerkė nuodėmę kūne. Taigi nuteisinimas. Nuteisinimas tai yra švento Dievo nuomonė apie mane. Ir jinai yra labai teigiama dėka jo sūnaus Jėzaus Kristus. Ir aišku, Paulius moko, kad šita Dievo nuomonė, šitas Dievo verdiktas nėra tik tai momentinis, kad nuteisinimas tai nėra kažkada, kai aš pirmą kartą atėjau pas Kristų, išpažinau savo nuodėmes, jis įvyko ir viskas tuo pasibaigė. Ne, jis kalba, kad tai nėra tik tai momentinis dalykas, kad nuteisinimas įtakoja visą tolimesnį mūsų krikščionišką gyvenimą. Kaip? Ogi šis nuteisinimas ateinantis iš Dievo neleidžia mums gyventi sena pasaulėžiūra arba sena paradigma, bet kviečia ją pakeisti ir pakeisti ją į dieviškos realybės paradigmą, kuri teigia:
Pirma verdiktas, o tik po to pastangos. Pirma verdiktas, o tik po to pastangos. Mes kalbam apie fariziejizmo pavojų šiandieniniai bažnyčiai. Ir mums būtų gerai apie juos truputį užsiminti. Žinote, tiek pasauliečiai žmonės, tiek fariziejai, kurie noriu priminti, buvo tikinti žmonės, Dievą mylintis, bažnyčią lankantis žmonės, gyveno sena paradigma, kuri yra labai natūrali žmogui. Tiek pasauliečiai, tiek fariziejai gyveno sena pasaulėžiūra, kuri yra labai natūrali žmogui. Žinote, kokia jinai yra? Pirma pastangos, po to tik verdiktas. Kągi tai reiškia? Suprantate, kas tai yra? Paaiškink žodį paradigmas ir verdiktas, nes ne visi supranta šitą žodį. Paradigma tai yra jūsų pasaulėžiūra, jūsų pasaulėžiūros nuostata arba jūsų gyvenimo filosofija. Ir kai mes kalbam apie paradigmą, mes nekalbam, kad man reikia pasikeisti drabužius. Paradigma savyje turi, kad iš esmės turi būti pakeitimas požiūrio į viską, mąstymo pakeitimas, realybės suvokimas. Tai yra didelis žodis, kuris turi įvairiausių reikšmių, bet mes būtent aš jį naudosiu paradigmą. Gerai? Užsirašykit kur nors, jeigu tai svarbu yra. Taigi kalba apie esminį realybės interpretavimo pakeitimą. Verdiktas tai yra kaip ir nuteisimas. Teisėjas pasako verdiktą, galutinį sprendimą, kuris yra neatšaukiamas ir nepakeičiamas. Nuosprendis. Taigi, tiek pasauliečiai, netikinti žmonės, tiek fariziejai gyveno tą pačią paradigmą. Ir čia yra visas paradoksas. Jie gyveno paradigmą, kad pirma pastangos, o tik vėliau verdiktas arba nuosprendis. Kągi tai reiškia? Ar esat girdėję, o galbūt jūs patys tuo tikit? Norint ateiti pas Dievą, pirma reikia. Ir turbūt viską jau pasako, ne? Žinot, čia yra kai kurių žmonių naudoja dvi priešingybės. Sako, ateik pas Jėzų toks, koks esi, bet pirma tu turi pasikeisti. Pirma tu turi apsivalyti. Ne? Taigi, tai reiškia, kad norint ateiti pas Dievą, reikia pirma labai stengtis būnant geram. Tai reiškia, kad mums reikia labai smarkiai dirbti iki paskutinės mūsų gyvenimo dienos arba iki teismo dienos. Ir tada, kai ta diena ateis, kai jūs atsistosit Dievo akivaizdoj, jūs atnešit savo gerų darbų CV arba sąrašą visų gerų darbų, įduosit Dievui ir tikėsitės, kad verdiktas, nuosprendis bus teigiamas jūsų atžvilgiu. Kad Dievas pasakys, matau, tu esi vertas. Petrai, atrakink duris. Ne jūs, bet kitas, atrakink duris. Įleiskit šitą, nes jis yra vertas. Taip gyvena netikinti žmonės. Taip gyveno fariziejai. Taigi problema su ta sena nuostata, pasaulėžiūra, paradigma yra ta, kad žmogus, kuris gyvena šitą nuostatą, jis pastoviai turi gyventi nežinomybei, nes jis nežino, kas laukia. Jis nežino, ar pakankamai bus geras Dievo akyse.
Jis pastoviai turi gyventi abejonėse. Jis pastoviai turi gyventi strese. Nors Jėzus atsako, ateikite pas mane. Aš nuimsiu jūsų naštas. Aš paimsiu jūsų baimės. Bet šita paradigma neleidžia žmogui gyventi ir patirti džiaugsmo, išsilaisvinimo, ramybės. Tai yra gyvenimas pastoviame galvojime apie save. Ar aš pakankamai geras? Ar aš pakankamai stengiuosi? Galbūt reikia dar daugiau daryti? Besistengiant įtikti Dievui, besistengiant padaryti gerą įspūdį Dievui. Ir aišku, šita paradigma praktikuoja, kabutėse, labai paviršutinišką požiūrį į nuodėmę. Nors atrodo, kad tie žmonės ypatingai susitelkia į nuodėmę, nes visa, apie ką jie mato, visa, ką jie kalba, tai apie nuodėmę. Visur nuodėmė. Ir pirmas įspūdis susidaro, kad jie labai rimtai žiūri į nuodėmę. Bet iš esmės ne. Tai yra labai paviršutiniškas požiūris, kuriuo tie žmonės gyvena, nes jiems nuodėmė yra veiksmai. Nuodėmė tokiems žmonėms yra veiksmai, poelgiai ir darbai, kuriuos galime pačiam atlikti. Taigi nuodėmė tai yra kažkas, su kuo aš pats galiu susidoroti. Tai žmonės, kurie tiki, kad stipria valia, užsispyrimu, pasišventimu ir sunkiu darbu galime nugalėti nuodėmę. Aš žinau, mūsų tarpe yra labai užsispyrusių žmonių. Ne visi. Aš žinau, mūsų tarpe yra labai žmonių turinčių stiprią valią, geležinę valią. Aš žinau, kad mūsų tarpe yra labai pasišventusių žmonių. Aš žinau, yra žmonių mūsų tarpe, kurie sunkiai dirba visą savo gyvenimą. Ir tai yra tie žmonės, kurie turi polinkį į šitą seną paradigmą. Pirma darbai, pirma pastangos, o tik paskui verdiktas. Tiem žmonėms nuodėmė yra ne širdies problema, bet veiksmų problema. Tie žmonės tiki, kad keisdami savo išorę mes galim pakeisti vidų. Tie žmonės tiki, kad išsivalę išorę automatiškai išsivalys ir vidus. Nors Jėzus sako, mielieji mano draugai, uolūs, užsispyrę, stiprios valios, sunkiai dirbantis fariziejai. Jūs iš išorės atrodote nuostabiai, nepriekaištingai. Bet problema yra su jūsų vidumi. Jūsų išorė netitinka jūsų vidaus. Nes nežiūrint į jūsų nuostabiai išpuoselėtą išorę, jūsų vidus primena kapą. Taigi tie žmonės tiki, kad nuodėmė yra veiksmų, o ne širdies problema. Nors Biblija sako, ir aš dabar noriu, kad mes atsiverstumėm kartu. Jūs matysite čia, bet tiesiog atsiverskime tekstus. Biblijos tekstus apie žmogaus širdį. Biblijos tekstus apie žmogaus teisumą, apie žmogaus pastangą, apie visą, ką daro žmogus. Ir aišku, Biblija sako, kad žmogiškos pastangos pakeisti save yra bergždžios. Taigi, pirmasis tekstas, Izaijo knyga, 64 skyrius, 5 eilutė. Izaijo 64:5. Gerai žinomos eilutės. Izaijo 64 skyrius, 5 eilutė. Visi mes tapome lyg nešvarus. Mūsų teisūs darbai lyg suteršti skudurai. Mūsų teisūs darbai yra lyg suteršti
skudurai. Žodis, į kurį mums reikėtų atkreipti, suteršti. Dabar aš paprašysiu jūsų tiesiog atleisti man už tai, ką aš pasakysiu. Tai nėra mano žodžiai, tai nėra mano pridėta reikšmė arba prasmė šitam žodžiui, bet žodis hebrajų kalboje, iš kurio mes turime suteršti, kyla iš žodis menstruacijos. Taigi išsiverskite ir pasidarykite savo vertimą apie jūsų teisius darbus. Sekantis tekstas, Zacharijo knygoje. Čia gali būti sunkiau truputį atrasti mažąjį pranašą Zachariją, kuris dažnai pasislėpęs būna paskutinėse Biblijos knygose. Zacharijo knyga, 3 skyrius ir skaitysime 3 ir 4 eilutes. Atsimenate šitą istoriją ir galbūt mes galim paskaityti ją nuo pat pirmos eilutės, paskaityti pirmas 4 eilutes. Zacharijo knyga, 3 skyrius, pirmos 4 eilutės. Tuomet jis parodė man vyriausią kunigą Jozuę, stovinti priešais viešpaties angelą ir šėtoną atsistojusiai dešinėje jo apkaltinti. Viešpaties angelas tarė šėtonui: tesudraudžia tave viešpats šėtonė, viešpats, kuris išsirinko Jeruzalę, tesudraudžia tave. Argi šis žmogus nėra nuodėgulys išplėštas iš ugnies? Atkreipkime dėmesį, kad tai yra vyriausias kunigas, kuris stovi Dievo akivaizdoje ir kurį kaltina šėtonas. Mat Jozuė stovėjo priešais angelą, vilkėdamas purvinais drabužiais. Ir vėl turėtumėm sustoti prie jo purvinų drabužių. Taigi tas vyriausias angelas, Dievo tautos atstovas Izraelyje, kuris simbolizavo netgi Kristaus tarnystę kaip vyriausiojo kunigo, jis, sako, stovėjo prieš angelą, vilkėdamas purvinais drabužiais. Vėl aš turiu atsiprašyti jūsų už Biblijos tiesmukiškumą. Ir matot, mes kartais, kai kalbam apie tikėjimą, mes viską stengiamės sugražinti ir įdėti tokią dvasinę kalbą, kad tai neatrodytų taip kartais vulgariai arba tiesmukiškai. Ir aišku, mes prarandame, nes per laiką tai tampa, tai yra purvini drabužiai, tai stovi angelas, tai stovi Jozuė, kuris truputį išsipurvinęs yra. Ir suprantat, bet kokie milteliai ar bet kas čia tiesiog pasivalyti, čia truputį ar dulkėti drabužiai. Ir mes prarandame tą tikrąją prasme, kurią Biblija nori perteikti, kalbant apie mūsų žmogiškas pastangas. Save išgelbėti, save nuteisinti. Ir vėl čia žodis purvinai, purvini drabužiai arba purvini kyla iš kito hebrajų žodžio, kuris piešia tokį paveikslą: drabužiai, kurie yra išvolioti vėmaluose ir išmatose. Taigi stovi vyriausias kunigas, kuris purvinais, išvoliotais vėmaluose ir išmatose drabužiais. Ir čia yra jo teisumas, vyriausio kunigo teisumas Dievo akyse. Paskutinis tekstas, kurį mes esame skaitę ne kartą, tai Filipiečiams laiškas 3 skyrius. Ir jūs jau man pasakysite, ką Paulius iš esmės ten irgi nori pasakyti. Filipiečiams laiškas 3 skyrius, 8 eilutė, kur apaštalas Paulius sako: o taip, aš iš tikrųjų visą laikau nuostoliu, palyginti su Kristaus Jėzaus, mano viešpaties pažinimo didybę. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų. Ir mes jau esam kalbėję, žodis sąšlavos. Man tai yra tiesiog kažkokie trupiniai, dulkės, kurios tu sušluoji į kampą. Ne? Bet pabandykite išmatą sušluoti. Nes ta žodis sąšlavos tai yra išmatos, ekskrementai. Visa Paulius sako, kas buvo geriausio mano gyvenime, ką aš laikiau kažkuo ir vertybę, kai susidūriau su Kristumi, kai susidūriau su jo evangelija, atsistojau Dievo šventumo šlovėje, aš suvokiau, kad visa tai yra tik tai išmatos. Ir paskutinis mūsų tekstas Romiečiams 3:10.
Citata iš Seno testamento, kur tas pats apaštalas Paulius sako, nėra teisaus, nėra nei vieno. Kaip jums mūsų teisumas? Ir vėl aš noriu priminti, čia nėra tas teisumas. Čia nekalbama apie mūsų teisumą iki įtikinti ir ateinant pas Kristų, nes dažnai mes galvojam, aš gyvenau gyvenimą be Kristaus, aš atėjau pas Kristų, radau jį, išpažinau savo nuodėmes ir Dievas man suteikė savo teisumą. Aš dabar svaigstu Kristuje ir viskas tvarkoja, man jau nebereikia nei nuteisinimo, nei nieko, mano savivertė viskas tvarkoja, viskas liuks. Taip. Nuteisinimas kalba apie kažkokį esminį pokytį jūsų gyvenime. Bet nuteisinimas, jis yra aktualus ir kiekvieną dieną. Juk mes ir toliau žmonės, kurie klystame, mes ir toliau žmonės, kurie išsižadame, mes ir toliau žmonės, kurie liūdiname ir mes ir esam toliau žmonės, kurie užmirštame, kad mes buvom sukurti gyventi Dievo šloviai. Todėl nuteisinimas mums yra labai svarbus. Ir aišku, Paulius visą tai, ką mes skaitėme iki tol, vadina išgelbėjimu per savo darbus. Taigi ta paradigma, kad pirma eina mano pastangos, o vėliau verdiktas arba nuosprendis, Paulius vadina, kad tai iš esmės kalba apie mano bandymą pačiam save išgelbėti. Taigi, tokia paradigma gyveno ir gyvena fariziejai, taip pat ir netikinti žmonės. Tai yra natūrali, net gimusios širdies gyvenimo filosofija, kuri būdinga tiek netikintiems žmonėms, tiek žmonėms, kurie yra bažnyčioje, bet kurie nėra atgimę iš aukšto. Sustokime akimirką. Kokia paradigma aš gyvenu šiandieną? Sena ar nauja? Sena ar nauja? Kadangi mes jau kalbam apie fariziejus ir mano manimu jie yra didžiausias pavojus šiandieniniam kiekvienam tikinčiajam esančiam bet kurie krikščioniškoje bažnyčioje. Mums būtų pravartu tiesiog užduoti savo klausimą ir pabandyti atsakyti, o kas yra fariziejus? Kas yra fariziejus? Savo esmėje. Mes žinom, mes turim stereotipinių nuomonių, apie tai jau kalbėjom. Fariziejus tai tas, kuris matosi, kad akivaizdžiai yra blogas. Tai yra fanatikas, tai yra veidmainis, tai yra kažkoks blogietis, kuriam mano kaktos parašyta, aš esu blogietis. Bet esmė yra kita. Atpažinti fariziejų yra beprotiškai sunku. Fariziejus nėra tas blogietis. Fariziejus yra tas gerietis mūsų bažnyčioje. Tas, galbūt ta kolona mūsų bažnyčioje. Tas žmogus, į kurį mes lygiuojamės ir norime lygiuotis. Ir čia slypi visas pavojus. Taigi, kas yra fariziejus? Fariziejus tai tikinti žmogus, kuris tiki į Dievą, eina į bažnyčią, dorai gyvena, uoliai tarnauja, pastoviai skaito Bibliją ir meldžiasi, myli Dievą ir žmones. Dar ką nors trūksta? Ką nors praleidau? Žinote, kokia yra problema su mumis? Dauguma iš mūsų, jeigu paimtumėm šitas kategorijas, mums būtų gėda, nes mes net neprilygtumėm jiem. Tiki Dievu, eina į bažnyčią, dorai gyvena, uoliai tarnauja, pastoviai skaito Bibliją, pastoviai meldžiasi, myli Dievą ir net žmones. Gera muzika buvo.
Bet jų problema yra širdyje. Tai yra netgimę žmonės, netgimę. Tai yra žmonės, kurie nepatyrė šventosios dvasios atgimimo. Tai yra žmonės, kurie mąsto žmogiškai. Žinote, kai Dievas sukūrė žmogų, pradžios knygoje, kai kalba apie žmogų, Dievas sukūrė žmogų, kad jis gyventų amžinybę, mąstydamas Dievo mintimis. Tam žmogus buvo sukurtas, kad jis mąstytų nuo pat pradžių Dievo mintimis. Ir tai kalba apie labai tamprų santykį, kurį kūrėjas turėjo ir norėjo turėti su žmogumi. Ir ne veltui Jėzus paskui prikaišėja žmonėms, kad jūs, problema su jumis yra, kad jūs mąstot žmogiškai. Ir aišku, mes galim galvoti, kad mes žmonės, o kaip mes turime mąstyti? Dieviškai. Toks yra mūsų pašaukimas. Toks buvo pirmapradis mūsų pašaukimas. Fariziejus tai yra žmogus, kuris siekia savo pastangomis įrodyti Dievui, kad jis yra vertas. Fariziejus iš tikrųjų yra žmogus siekiantis užsitarnauti, nusipelnyti ar nusipirkti, ar išsimokėti lizingų išgelbėjimą. Ir fariziejus yra tas, kuris menkina Jėzų. Todėl, kad jis yra pats savęs gelbėtojas. Jam nereikia vyresnėlio sūnaus, kuris ateitų, surastų ir parvestų jį pas tėvą. Jis pats yra vyresnėlis. Jam nereikia Jėzaus. Jam reikia tik tai kažkaip nusigauti iki Dievo ir išgirsti, kad jis stengiasi pakankamai sunkiai ir yra vertas ateiti pas Dievą. Tačiau Jėzus siūlo naują kelią. Mūsų vyresnysis brolis Jėzus siūlo naują kelią, naują paradigmą, naują nuostatą, kad pirma nuosprendis, o tik po to pastangos. Mato 5 skyriuje 20 eilutėje garsus Jėzaus žodžiai. Taigi sakau jums, jeigu teisumu neviršysite rašto aiškintojų ir fariziejų, neįeisite į dangaus karalystę. Tiesa yra ta, kad yra beveik neįmanoma pralenkti fariziejus jų uolume, jų atsidavime, pasišventime ir užsispyrime. Tačiau atkreipkite dėmesį, Jėzus nesako, kad tai yra blogai. Jėzus nesako, kad fariziejų problema buvo perdėtas uolumas, atsidavimas, meilė Dievui, meilė bažnyčiai, meilė žmonėms. Jėzus nesako, kad tarnauti kaip fariziejams yra blogai. Ir taip nereikia. Problema, jų bėda buvo neteisinga paradigma, ant kurios jie statė savo gyvenimą. Sena pasaulėžiūra, sena gyvenimo filosofija, kuri teigia, kad reikia pirmą sunkiai dirbti. Ir galbūt tas mūsų darbas įtikins Dievą mus išgelbėti. Ir aišku, gyvendami šią gyvenimo filosofiją, jie ne tik tai uždarė savo duris, bet ir kitiems. Nes Jėzus sako, vargas jums, veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai, jūs užrakinate žmonėms dangaus karalystę ir nei patys neinate, nei trokštančių į ją neleidžiate. Jėzus siūlo geresnį kelią. Jisai siūlo kiekvienam išskirtinę privilegiją nustoti galvoti apie save. Ar jūs norėtumėt nustoti galvoti apie save? Ar jūs norėtumėt tokio gyvenimo, kai jums nesvarbu, ką kiti galvoja apie jūs? Kai jums nesvarbu net, ką jūs galvojate apie save? Tokio gyvenimo, kai žinot, ką Dievas galvoja apie jūs ir jis galvoja gerai apie jūs. Jėzus siūlo išskirtinę privilegiją išgirsti pirmą ir gauti pirmą iš Dievo verdiktą, kad tu esi mano mylimas sūnus, kurį aš myliu, kurį aš atėjau išgelbėti ir surasti ir su kuriuo noriu gyventi visą likusią amžinybę.
Jėzus siūlo išskirtinę privilegiją gyventi be vidinės įtampos ir streso, pastoviai galvojant apie savo vertę. Jėzus siūlo išskirtinę privilegiją išsilaisvinti iš baimės ir nežinomybės, kas bus, kai aš atsistosiu to pasaulio teisėjo akivaizdoje savo dienų pabaigoje. Jėzus siūlo išskirtinę privilegiją nusimesti naštą, stengiantis padaryti įspūdį Dievui. Stengiantis atsimokėti Dievui iš jo gerumą ir ištikimybę. Žinote, Dievas siūlo tikrąjį poilsį. Dievas kiekvienam siūlo tikrąjį šabą, kuris nėra vienos dienos realybė, bet viso jūsų gyvenimo realybė. Atsiverskime Hebrajams laišką, 4 skyrių. Ir paskaitykime dar kartą nuo 1 iki 10 eilutės. Hebrajams 4, nuo 1 iki 10 eilutės. Ir klausykite, pabandykite išgirsti, ką Dievas sako, kalbėdamas apie tikrąjį poilsį, kurį jis nori duoti savo žmonėms. Dar galioja pažadas leisti įžengti į jo atilsio šalį, todėl sergėkimės, kad kuris nors iš jūsų nepasirodytų praradęs tą progą. Mes kaip ir jie, kalba apie Izraelitus, esame gavę gerąją naujieną. Vis dėlto išgirstas žodis neišėjo jiems į naudą, nes jie tikėjimu nesijungė su kitais, kurie buvo girdėję. O mes įtikėjusieji einame į atilsio šalį, kaip jau pasakyta. Todėl aš užsirūstinęs prisiekiau, jie neįžengs į mano atilsio šalį. Tiesa, Dievo darbai buvo užbaigti nuo pasaulio sutvėrimo. Vienoje vietoje jis yra pasakęs apie 7 dieną. 7 dieną Dievas ilsėjosi po visų savo darbų. Ir vėl anoje vietoje jie neįžengs į mano poilsio atilsio šalį. Kadangi kai kuriems skirta įžengti, o tie, kurie pirmą gavo gerąją naujieną, neįžengė dėl neklusnumo. Jis ir vėl nustato dieną, šią dieną, po tiek laiko kartodamas Dovydo lūpomis, kas ir kadaise buvo pasakyta, jei šiandieną išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių. Jeigu Jozuė būtų juos įvedęs į atilsio šalį, Dievas jau nebūtų kalbėjęs apie kitą vėlesnę dieną. Taigi Dievo tautos dar laukia šabo poilsis, nes kas įžengė į atilsio šalį, ilsisi po savo darbų, panašiai kaip Dievas ilsėjusi po savųjų. Čia nekalba apie šabą. Čia nekalba apie kassavaitinį vienos dienos patirtį. Šabas tai yra simbolis viso gyvenimo, kurį Dievas nori duoti jums. Šabas tai yra patyrimas tikrojo poilsio savo gyvenime, harmonijos, taikos, ramybės, klestėjimo, tiek fizinės, tiek dvasinės sveikatos, laimės, džiaugsmo, prasmės ir pasitenkinimo. Mes šiandieną garbindami Dievą šią dieną iš esmės skelbėme visą tai. Mes skelbėme, kad šabas tai nėra vienos dienos patirtis. Kad šabas yra tai, ką Dievas nori duoti kiekvienam. Susitaikymą su Dievu, susitaikymą su savimi, susitaikymą su visais. Klestėjimą, sveikatą, prasmę, pasitenkinimą. Ir Hebrajams laiško autorius sako, dar ta diena galioja. Jeigu išgirsite jo balsą, neužkietinkit savo širdžių. Nesakykit, kad tai yra nesąmonė. Nesakykit, kad aš dar turiu palaukti, dar turiu pasistengti. Ne. Atsakykite jam, priimkite tą kvietimą, bet tam reikalingas yra tikėjimas.
Ir Jėzus tai mums gali suteikti, nes jisai buvo mums skirtame teisme. Jėzus buvo tas, kuris buvo nuteistas vietoj mūsų. Ir dabar mums tai reikia prašyti, kad Dievas mus priimtų, kad Dievas mus nuteisintų, ne dėka mūsų pasiekimų, bet dėka Jėzaus nuopelnų. Jūs pažįstate mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonę. Ir žinote, jog jis būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs per jo turtą, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą.